Labas, draugai. Štai sveikinas ir Hardas su jum. Sausio 7, draugai, antras video šiandienos dienai, nes jeigu kas žiūrit, stebit mane, tai apie rekuperatorių įkėliau trumpai. Smagiausias dalykas, rytas nuo kavos. Greičiausiai sloguot pradėjau, užkimęs slogą. Taigi, atsiprašau už garso kokybę, kaip visą laiką. Na, taigi, smagiausia dalis apie tinkavimą. Štai ir mano pirmamokslio tinkavimas. Taigi, aptarkime klaidas, iš kurių mokinomės, ir parodysiu kitą rezultatą, kokį darai išvadas, kai darai išvadas. Taigi, dar čia taip atrodo, nes dar pilnai neišdžiūvęs, nes čia gavosi tarpai ir pertepiau iš naujo. Visų pirma, neaktualu, su kokiu tinkuoju. Tuoj parodysiu. Šildymo aparatas, drėgmės surinkėjas, ačiū tau, Arnoldai, kuris paskolino. Beje, jeigu kam reikia vidaus apdailos darbuotojų, kuris atitinka savo kainą ir kokybės darbų santykį, kreipkitės, duosiu kontaktus. Vardas Arnoldas tikrai dirba daug metų ir žino, ką daro su vidaus apdaila ir ne tik kainas sutartinės vasi. Tai jeigu reikės, kreipkitės, duosiu kontaktus. Gerai, grįžtam prie gruntavimo, tinkavimo. Tinkuoju su tokiu. Lengvasis mašininis gipsinis tinkas. Knauf MP75. Ir dabar pradėsime pasakas. Pasiemame reiką, ne? Visiems įdomu. Žmona pamatė, taip, nelabai gražu. Sakau, gražu? Ne, sakė. Estetinio vaizdo nėra, nes taisomės broką. Tarpus va reikės dar kartą pasitip, nes sutepėm susėstą. Taigi viskas nuo pradžių. Pirma apie klaidas, ne? Ir nežinojimą, kadangi pirmą kartą darau. Kaip majekus susistatyti, rodžiu prieitam video, kas netinkit. Jeigu dabar tik pamatėt mano kanalą, tai jūs atsidarykit, pamatysit, kaip susidėjau majekus, kaip susistatyti tos vadinamus. Taigi, pasakoju apie klaidą savo. Matot, nežinau, ar matosi čia, nefokusuoja čia. Čia stačiau, liaudiškai vadina, vieną majeką. Čia antras majekas, čia trečias majekas. Galvojau, nusipirksiu 3 metrų reiką ir bus labai patogu čia. Brauksi per visą ir viskas. Ogi draugai, ne velnio. Pati geriausia reika iki 2 metrų, patogiausia dirbti ir smagiausia dirbti. Ir gražiausiai gauna sienas, negu kad su 3 metrų. Ir jos neišbrauksi, neišlinkusi, biški paversi, kitai braukės, duobės. Žodžiu, nedarykit šitaip, jeigu kas galvojat, pirmą kartą irgi tinkuotis. Ir, ką noriu pasakyti, tokiuose vietose, ne, kur prie lango, tarkim, nepagailėkit 2 majekų, tie majekai, jie daug nekainuoja, ten centai. Taigi, taip, reikėtų dėti 1, 2 majeką, 3, 4, 5, 6. Kodėl taip? Todėl, kad su trumpa reikia, tada jums patogu bus užsibraukti visus kampus ir smagiau dirbti. Ir toliau, čia buvo pas mane lygiai dariau majekus su kraštu, ne? Tai nedarykit lygiai, kur ant kokraščiai, iškelkit aukščiau. Kodėl? Nes todėl, čia mano pastebėjimas, tai dar kartą pasikartausiu, nes realiai užknysiu kartotis, bet pasikartosiu, nes atsiras tokie, kurie komentuoja, ką čia pezi. Aš sakau, kaip aš darau, kaip aš iš savo patirties, kaip pirmą kambarį dariau, par to parodys kaip antrą. Ir savo pastebėjimų sakau, jau darykite, kaip jums patogu, ar kas daro, darykite savaip. Tai jūsų neturėtų įtakoti. Aš rodau, kaip aš darau. Taigi, pastebėjimas, man
išsikelti geriau majaką aukščiau. Tuos, čia tarkim, 1-2 langų, kaip sakiau. Nes kadangi braukiant, jeigu lygiai pasidariu, man ta košė vėpės atgal, jinai, ir krašniai užein lygiai. Paskui aišku, nėra problemos, paskui eini su kelne plačiai ir, o kaip čia daryti, ir dasibrauki iki viršaus lyginės, bet gaunas papildoms darbs. Pasidarytumėt ilgesnė, tada braukės, tada ta košė virsta ant čia jau. Ir tada jau kaip biškį pastingsta, galit nusibraukti ir gaunasi lygiai gražiai. Tai va, kodėl tiek viršui, siūlyčiau tą patį, tiek apačioj. Toliau, kitas dalykas. Prie durų stakto, kur tarpai. Nedėkit majaką arti to. Arba kaip aš vadėjau, tai gerai, kitur, kai traukiau plačiau, pačius pirmus majakus, tai čia man trukinėjo plačiau, tas tings. Galvoju, ką čia daryti. Taigi pasiėmiau su peiliu tokiu ir išsipjaušiau, taip. Braukiau, kad būtų įtrukims, kad ne tiek plačiai, nes jeigu būčiau traukęs, čia man garantuotai būtų vietom nutrukinėjęs nuo viso, taigi majaką 20 cm teikitės nuo durų to. Ir kuo daugiau dėsit majakų, tuo patogiau jums bus dirbti. Aišku, estetinis vaizdas, va tėva, jie nepriduot, bet kai savo darote, svarbu, aš manau, kad man svarbu buvo, kad lygi siena ir tiek, kad glaistas, žinot, sako, su glaistu gali užsitepliuoti. Pavyzdžiui, čia buvo man, kaip manat, toks plėms užteps pertepiau. Aš stengiuosi kuo lygiau daryti. Tai man buvo tarps, tai aš pasiėmiau geriau pasiklaistyti, su glaistu brangiau gautas, o su tuo man pigiau, aš persibraukiau prie to pačio, aišku, estetinė taip neatrodo, bet parodysiu su reika, ne? Pavyzdžiui, dedi, ir man prasilyginau visą. Taip, pirmą kartą gyvenime tinkuoju ir va taip pamangavos viskas. Ir čia, galim kitos sienos daugiau parodyti. Taigi manau, kad padariau maksimaliai, ką galėjau padaryti. Akis. Taigi, kur eisi ten akis, tarpai, nešviečia. Sakau, viskas, jūsų vertinimui. Čia saulė šios, nežinau, ar matysis, gal matysis. Taip, sueina kraštai. Langų angos. Čia myli tarpiuks, bet čia palangė palipat viršų susidės. Tai čia nemanau, kad bus problemos. Toliau galim kampuoti užsidėti, tarkim, čia dedam. Aišku, gal ne su tokiu kampu, bet pagrindinis kampas tai man yra. Galim čia kažkur pabandyti. Tai va, draugai, taip gavos. Toliau kitas pastebėjimas, ne? Pavyzdžiui, nusibraukė tą vadinamą reiką, ne? Tau jau gaunas lygiai gražiai, palieki, ateini po valandos 2 ir žiūri, va, kaip šita siena tokia grublėta, tų guziukais. Tai kaip tą išvengti, ne? Nes aš buvau palikęs, atėjau, turiu, galvoju. Ir tada prasideda tie. Taigi, nusitinkuoji, po kažkurio laiką, biški, kai pastings, pradeda trauką, košę kietesnę. Reik tokį turėti nusipirku. Čia jau padėvėtsiu, viskas, plyšą nebenaudoju, turiu kitą.
pasiemi su šituo ir taip va. Tik nei viršų, nei šaunus, o visą laiką ratais, bet šlapinat ir nereik lauk, kol sustings pakėtės ir šiaušėt. Ir tada gaunasi gražiai, toj parodysiu, kaip gaunas. Nes dar kartą pakartosiu, kad pirmą kartą gyvenime tinkuoju ir mokinuos pats iš savęs, kaip tinkuoti, kaip išgauti maksimumą. Ir va tada va gauna šitą, jeigu einat ratais, va šitaip. Ir tada gali dėti gulšę, va čia va, pavyzdžiui, va, yra neužgeležinta, ar kaip vadinas tas procesas. Tai va šitaip atrodo, nes vakar vėlai baigėm, tai palikta šitaip siena buvo, negalėjom liest, nešlapę. O čia va jau tie skaitos užgeležinta, va yra ta lėšas vandeniu palikta ir eini ir užsitrini jį gražiai. Ir tada gaunas pašiaušta tokia siena be guzų, be nieko, tik plėmai, kurie džiūsta jau. Ir gaunasi tada graži siena. Galime, reikia atsinešti, prisidėti, pasižiūrėti. Atsiprašau, sakiau, tikriausiai pasigaunu jau gripą. Taigi sakau, va, tokie, čia va mokinimosi klaidos, pavyzdžiui, tas plėms, ne, kaip jis yra, gerai nepalaukiau dar, kol sukietės ir bandžiau užtrinti tą va, tokį rodžių. Ir taip toks gabaliuks atkrita, nes jisai prisikabina prie kempinės ir atšauka. Tai sureikia, po to užsitepėm. Bet išdžius susivienodins, tame problemos nėra. Taigi, parodysiu kaip tenais. Dabar kaip nervuoju, vietos nėra, nieko nėra. Taigi va čia va, ne? Opa, ir žiūrėkit. Va. Mane tas variantas tikrai tenkina. Akis, ne? Štai kaip priklaudus. Tai mane tas variantas tikrai tenkina. O jūs, Hardai, ar tenkina? O, šlok, uodega viską. Taigi va, draugai. Tiek, ką toliau. Beje, pasiėmiau į pagalbą šaugeriuką liaudiškai vadinant. Tai sesės vyra, abu žali tapdarbė, tai abu darom, abu mokinomės ir va rezultatas. Tikrai gaunasi ir jūsų manimu, man tai atrodo, kad gražiai gavosi, ta prasme, man grožis yra ne tame, kad va čia va atrodo, kad čia persiteda, man grožis tame yra, kad didelę reiką, plačią, tu skersai dėsi, kaip rodžiu video, tu skersai dėsi, tu stačiai akis, gulšiai tarpų nėra, stačiai tarpų nėra, mane tas tenkina. O kaip visas šitas atrodo, tai man iš tikrųjų estetinio vaizdo aišku neprideda, bet dėk reiką ir tavo reikalavimai visi įvykdyti. Ta prasme, ir viskas gražiai atrodo, va čia va, per teptą, ne, iš arti parodys ir čia jau pasėsta yra. Va. Tai dar kartą persitepsiu, nors realiai galėčiau netepti, nes glaistys, bet aš noriu, kad man būtų gražu, lygų gražu. Tai dar kartą persitepsiu juos, kur yra, nes visur susėdo, atrodo, užbraukį lygų gražu jau buvo vakar. Va šiandien atvažiavusi, ne, jau va čia va 2 kartai pertepti jau lygiai, tenais kitur, kur vienas, tai jisai toks pasėdęs. Tai toliau, draugai, dar galiu papasakoti apie majakus. Kas pirmą kartą, tarkim, tinkuosi, ne, tai yra 2 tipų majakų, jeigu nesigaudo, ta prasme, kaip aš, žalias, yra va tokių kantų jisai. Va tas va daug aukštesnis, va šitas va.
Kaip matot, toksai, ne? Ir yra tokie, duodus ir po to paaiškinsiu, kuo jie skiriasi. Ir yra, va, tokių, ne? O. Taigi, kuo jie skiriasi? Skiriasi tuo liežuvėliu, tai ant šito kai dėsit, kad ir sienos lygios, ne, tarkim, kaip pas mane daugmaž lygios gražios, tai čia gausis jum, jeigu matėt, kaip anos video dėjau ant varžtų, aš tai su jais yra vienas dalykas labai žiauriai patogu dirbti, nes jie nesilanksta taip greitai, jie tvirti tokie. Tai man pradžiai, kad aš išmokčiau, va jį už vieną galą paėmus 3 metrų, jisai puikiai laikos. Aną paimčiau, jisai trekšt per pusę būtų. Taigi va šitą va majaką, man labai pradžiai labai gerai buvo tam kambarim, pirmam mokintis. Tai, ne man, mes dviese darėm, tai mums patogu mokintis, kad jį spaust labai gerai į košę, jisai nesilenk, nes paėmus aną, jeigu neįgudai gerai, tai spausi, stipriau paspausi, jisai išsilenktoj ir tada prasideda problemas, stresas, da pradedi nervuotis, kad iš linką neiništėsit, ir prasideda tokias nesąmonės. Taigi, kaip sakiau, kaimyns važiuoju, tam, jeigu reikia statybos darbuose pagalbos. Taigi, šitas su tuo daug patogiau dirbti, bet problema tame, kad jame reikia daugiau tinka, tada didesnis sluoksnis tinka. Bet aš nesigiliu, pavyzdžiui, pasiėmiau pirmą šitos platesnius, per visą kambarį sudėjęs aš juos, ne aš viens su kolega, švogeriuku vadinamu liaudiškai, tai mums patogiai buvo susistatyti juos. Kai jau ranka šiek tiek įguda, aš nesakau, kad jau profesionalai tapom vieną kambarį, čia susistatėme, bet jau kai šiek tiek pragudai, žinai, kaip spaudžias, kaip dedasi, tada dėjom, jau nuvažiavau šitos plonus nusipirkau ir ant jų tinko daug ploniau tepasi ir tada jau gali su košė žaistis ir jau turi tą biškį numanimą, kiek gali spausti, kaip spaudžias, kiek košės prasitepti, nes pirmą kartą aš asmeniškai nieko nežinojau, tai va gaunasi pas mane dabar, čia majakas uždėtas, gal nelabai, va tokio storio gaunasi, bet čia su tais planaisiais, su storaisiais daug storiau gavos, tai čia manau yra iki 0,8 berods, grubiai, tarkim grubiai iki centimetrų, ten jau su tuo dedasi nuo 1,5 ir į viršų sieną, nuo storio. Tai va, draugai, tokie pastebėjimai. Jeigu turit klausimų, parašykit, pabandysiu atsakyti ar video formatu, ar žinute, po komentarais. Ką, darbai, eit šitą užsigeležint šitą, aš taip vadinu, nežinau kaip vadinsis, tinklorėti juoksis iš mane, su tuo užbraukysiu ratais šitą sieną, po to gal, nežinau, eisiu teptis, šiandien švogeriukų išeiginę, sakė, šiandien nusprendėm nesidarbuoti, bet aš rytą atsikėlęs, sugalvojau, kad atvažiuoti kavos atsigerti, gal tai pasidarbuosiu. O čia va, vėl majakus dėti šią mėgamąją mane. Taigi, jeigu šią savaitę spėsim aną kambarį pasidaryti ir šito, tai būsim 3 kambarius pasidarę, tai aš labai būsiu patenkintas. Čia rozetės, kaip dėtis, matėt, prie tam video, kaip rodžiau, kiti mačiau rašė, po to gali susidėti, bet aš jums parodysiu, man patogu buvo dabar susidėti ir aš jums parodysiu rezultatą, kaip gavosi. Čia tarkim, čia ne, čia
išsivalai tas. Jeigu jau rašysit, kad jau blogai čia, dar kažką tai va. Taigi parodysiu, kas gavos, pasiėmą reiką. Dedam ir man vienodas tarpas visur ir mane tenkina. Tiek čia, tiek čia ir tiek čia. Ir aš dabar nesuksiu galvos dėl rozečių ir panašiai, nes jos jau vietoj man ir va gražiai užsitepusios košė ir nebereikia knistis vėl ten valyti skylių, vėl iš naujo daryti. Pasidariau iš karto, aišku, kiekvienas darosi kaip kam patogiau, man tai patogiau. O kaip ją susidėti, rodžiau vienam video, kas nematėt, pasižiūrėkit, pirmą majakai susistato, po to pagal majakus ir rozetės pasistatai ir tada tinkuojas. Gerai, draugai, labai ilgas video gavosi, palaikinkit, kam nesunku, pakomentuokit, atsisveikink gardai, nevogęs bananų, gardukai, vagiai jisai. Gerai, viso draugai.